Tęsime Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto edukacinių laidų ciklą apie sportą ir apie sportą susijusias sritis. Šiandien mūsų sportininkams apie būtinus maisto papildus pabendrausime su Maistas sportui parduotuvės Klaipėdoje konsultantu Audriumi Šopiu. Ar pats vartojate maisto papildus? Taip, vartoju, nes pakankamai daug sportuoju, daug turiu fizinio krūvio, tai maisto papildus atsirenku, kurie man yra tinkami ir juos tikrai vartoju. Kokie maisto papildai svarbus sportininkui, ką jie duoda sportuojančiam žmogui? Čia labai plati tema, tai tokio kaip vieno papildo ar vienos srities papildų, kad būtent tiktų kažkam, tai konkrečiai nėra. Yra grupė papildų pagal išsiaiškinus sportininko poreikius, treniruočių etapus, varžybinius ciklus, pagal tą aš parenku būtent konkrečiam asmeniui, pagal konkrečią sporto šaką, konkretų fizinį krūvį parenku tinkamus papildus. Tai galbūt raumenų masė, galbūt. Tai vėlgi čia, sakau, tas yra konkretumas, tai labai individualizuotai. Atėjęs pas mane sportininkas, aš jam užduodu daug klausimų, pagal kuriuos galima nustatyti, ko būtent reikia sportininkui konkrečiam ar varžybinis periodas, ar, sakau, treniruočių tam tikras ciklas. Ar yra maisto vartojimo papildų maisto papildų vartojimo skirtumas nuo profesionalaus sportininko iki paprasto sporto mėgėjo? Žinoma, nes kaip ir visiems sakau tokį kaip ir pavyzdį, ko skiriasi sportinė mašina nuo paprastos mašinos. Tai profesionalus sportininkas jis iš to gyvena, tai poreikis jo kūnui, nervų sistemui, jo organizmui tikrai yra didelis, tai va vėlgi grįžtant prie to paties reikia individualizuoti, išsiaiškinti, ko būtent reikia ir profesionaliam sportininkui žymiai daugiau visko reikia. Kaip ir su maistu, kaip ir su atsistatymo priemonėm, tai tikrai daugiau negu pradedančiajam sportininkui. Ar gali maisto papildus vartoti žmogus visiškai nesportuojantis, nežinantis, kas tas sportas? Žinoma, galima vartoti, bet vėlgi turi išsiaiškinti, ar jam trūksta. Maisto papildų savoka, tas vien pavadinimas reiškia, kad maisto papildai tai reiškia tos medžiagos, kurių mes negauname iš maisto. Ir papildų dėka mes galim papildyti to, ko trūksta mūsų organizmui. Tai vėlgi išsiaiškinus, ko trūksta žmogui, kad ir nesportuojančiam, mes galim tikrai papildų pagalba padėti organizmui funkcionuoti, atsistatyti ir taip toliau. Ar nesusiformuoja priklausomybė maisto papildams žmonės? Jeigu maisto papildai yra parenkami individualiai kiekvienam žmogui, vartojant su protu ir saiku, tikrai jokios priklausomybės nėra. Ar maisto papildus reikia vartoti sistemingai kiekvieną dieną, ar pagal individualų planą, tik po varžybų ar prieš varžybas? Tai maisto papildai kaip ir maistas, tai jis vartojamas pagal atitinkamus tiek fizinius, tiek emocinius stresus ar krūvius gaunant, parenkama kiekvienam sportininkui ar žmogui individualiai, priklausomai nuo aplinkybių. Gal maisto papildai yra gaminami skirtingoms sporto šakoms? Konkrečiai nėra, kad būtent maisto papildas gaminamas konkrečiai sporto šakai. Yra medžiagos gaminamos bendrai ir tos medžiagos tada vėlgi grįžtų prie to pačio, kad parinkus, ko reikia būtent sportininkui, paprastam žmogui, ir tas medžiagos yra parenkamos. Tai futbolininkas ar krepšininkas gali tą patį vartoti produktą? Sąlyginai taip, bet reikia individualizuoti. Tai gal skirsis kiekiai, kada kiek ir taip toliau. O svorio masė, pavyzdžiui, sportininko krepšininkas, pavyzdžiui, aukštas, lieknas, futbolininkas. Jeigu taip žiūrint, ką jūs klausėt apie konkrečius atvejus, tai vėlgi, jeigu individualizuojant, net krepšinio pagal žaidėjo pozicijas netgi galima parinkti papildus, kurie, nes centras tai vienas judesys yra, žaidėjas kitas. Tai va, du skirtingi kūnai, du skirtingi mechanizmai. Ir papildų parinkimas turėtų būti individualus. Mačiau, kad yra produktai lieknėjimui. Ar šie produktai taip pat maisto papildai? Maisto papildai yra, jie padeda organizmui, kaip jūs sakot, lieknėti.
Tai jeigu parinkus atitinkamą fizinį krūvį, parinkus mitybą, sudėliojus discipliną ir pajungus tinkamus maisto papildus, tikrai galima padėti organizmui tą rezultatą pasiekti. Ką dar galėtumėt pasakyti apie maisto papildus, ko nepaklausėt? Kad maisto papildus, kaip ir bėgimo batelius, reikia parinkti labai individualiai, kiekvienam išsiaiškinus poreikius ir bet kuriuo atžvilgiu maisto papildai veiks ir gerai atliks savo funkciją, jeigu bus sportininkas ar paprastas žmogus laikysis disciplinos, tai yra poilsis, treniruočių metodai parinkti, mityba aišku, bet kuriuo atžvilgiu vis tiek reikės daug įdėti pastangų pačiam, papildai stebuklų nedaro. Dabar visi daugmaž labai populiari internetinė prekyba. Ten galbūt prisiperka to, ko nereikia, nepasikonsultavę. Ką patartume tokiems? Iš dalies jo, internetiniai prekybai daug dabar visko yra, bet sunkiausia tai, kad žmonės, ypač sportininkai, jie neatsirenka, ko reikia jiems individualiai. Perka pagal bendras nuostatas, pagal reklamas, pagal kažkieno tai įtaką darančius. O tai yra klaidinga, nes kiekvienas dalykas turi būti labai individualiai parenkamas, kad nepasidarytų savo blogiau. Nereiškia, kad kuo daugiau tablečių, tuo geresnį rezultatą. Tai dabar aišku, kad jie turi ateiti į parduotuvę maisto sportui ir pasikonsultuoti su jumis ir čia įsigyti kokybišką, patikimą produktą. Geriausias variantas, žinoma, tą, ką jūs pasakėte, nes aš pats jau dirbu 23 metai, tai patirties tikrai yra daug, užduodu daug klausimų sportininkams, pagal kuriuos galima parinkti. Ir aišku, dar labai aktualus profesionaliems sportininkams, tai yra papildų saugumas. Pas mus nusipirkę papildus, jie gauna sąskaitą, atsekamumas yra, ir jeigu kažkas atsitinka, sportininkas visą laiką turi argumentus, pasiteisinimus, kad pirko saugiai ir taip toliau. Ačiū. Žiūrite, bet šiek tiek vakare daugiau. Saldumynų poreikis yra? Pasakyčiau, gal ne šokoladų riešutų, bet tai valgau. Batonėlius, saldumynus jo. Bet kad aš labai saldžiai mėgstu, ne, bet saldumynų noris. Yra poreikis, ne? Taip yra. O kiek gramučių per savaitę? Sako, šeštadienį turiu poilsį, būna, kad kartais vieną turiu 3 treniruotės, tai vieną šeštadienį turiu laisvą. Taip. Per 7 metų svoris nepakrito? Jo, svoris tas pats. Gimpliutę stengiuosi lengviau, ta prasme, nedidelių krūvių gimpliutę daryti mėšlas. Man atrodo, kad biškai yra pavargęs. Aš tik atsikėliu 10 dieną. Ne, aplamai iš emocijos matau, iš apetito. Nes jeigu jis 3 kartus sportuoja per dieną, jis turi daug valgyti, jis turi pastoviai būti alkanas. Bet jo emocija tokia rašo, kad jis sako taip, kad Aš negaliu ryte valgyti. vakare daug valgyti. Nežinau. Jo, vakare daug privalgo. Nu, normaliai. Vakare daugiausiai. Nes ir miega per ilgai 10 valandų. Anksčiau, pavyzdžiui, daugiau valgydavau. Tai va, aš sakau, tai va, geriau jausdavasi. Kada eina miegoti? 12 valandų? 12, 11, 13. Iki 12. 8 kelias. Aš atsiguliu 10. Tai va, duoda, kad per ilgai miega ir mokosi. Čia nuodas. Ai, te paklausti. Žiemą per daug, šiaip vasarą mažiau. Visą laiką aš atsiguliu 8, 7, 6 anksčiau. Jis turi vien kelią. O atsikelia pailsės? Ar sunku iš lovos išlipti?
Nu, nepasakyčiau, kad vėl tokie laborystės. Reikia važiuoti į Kauną. Kaip ir atsikeliat už atrinkimų. Nu, jo, bet būna, kad reikia įsivažiuoti.